Labas vakaras. Pradedame laidų ciklą Kitoks žvilgsnis į verslą. Jų metu kalbėsimės apie daugelį dalykų, atkreipdami dėmesį į pozityvę reikalo pusę. Šįsyk norėčiau su gerbiamais žiūrovais pasikalbėti apie verslo situaciją Lietuvoje, palyginti ją su kitomis ES šalimis, žiūrint iš šiek tiek kito kampo. Bet pradžiai norėčiau aptarti dažnai tiek kasdienėje kalboje, tiek ir viešoje erdvėje girdimą stereotipinę frazę apie mus pačius. Girdi tikras lietuvis tas, kuris džiaugiasi, kai dega kaimyno tvartas, pavydui sėkmės ir panašiai. Mano įsitikinimu tokios šnekos neatitinka tikrovės, nes gal man sekasi, bet aplink daugelį atvejų matau protingus ir pozityviai nusiteikusius žmonės, kurie suvokia paprastą dalyką. Kuo geriau seksis mano kaimynui, kolegai, tuo geriau bus ir man. Sėkmingas verslininkas turės pinigų, už kuriuos susitvarkys savo aplinką, vadinasi ir mano pašonėje bus gražu, galės pirkti prekę ar paslaugą, kuriuos galbūt siūlo kaimynas, ar aš pats, vadinasi seksis ir man. O negeriečiai yra ne tik pas mus, jų teko sutikti ir kitų tautų tarpe, todėl daryti išvadą, kad tik mes kažkokie ypatingi nevykėliai būtų, švelniai sakant, neteisinga. O bereikalinga ir nepamatuota saviplaka tik sukelia bereikalingus kompleksus. Vaizdumo dėlį pasitelksiu analogiją. Turbūt daugelis stebėjo pasaulio krepšinio čempionatą. Dauguma save laiko šios sporto šakos ekspertais. Todėl paklausiu taip. Ar gali krepšininkai laimėti, jei prieš čempionatą tiek viešai, tiek savo tarpe vieni kitus vadintų, atleiskit už žargoną, lūzeriais? Tas pat ir gyvenime, bei versle, kuris irgi yra neatskiriama mūsų gyvenimo dalis. Dabar apie verslą. Visi suprantame tai kaip veiklą, kuri vieniems leidžia išgyventi patiems, kiti sugeba kurti darbo vietas ir kitiems. Turime ir tokių verslo rūšių, kurios kuria pakankamai didelę pridedamąją vertę. Šia prasme verslas tai nėra taip jau visai paprasta. Ypač jei yra norima tapti pirmaujančių ir nebūtinai vien savo mieste ar Lietuvoje. Yra mūsų krašte pavyzdžių, kai lietuviškos įmonės sėkmingai konkuruoja pasaulinėje rinkoje. O tapti tokiu neabejotinai reikia žinių. Todėl frazė mokymasis visą gyvenimą įgyja praktinę prasme. Ateityje šnekinsime tokių įmonių vadovus, galgi jų pasidalinimas mintimis apie savo sėkmingai plėtojimą verslą, leik suvokti tą vadinamąją sėkmės formulę. Nes jau tampa istorija faktorius, kad Lietuvos konkurencinis pranašumas – pigi gamyba, naudojant pigią darbo jėgą. Vadinasi, norint turėti konkurencinį pranašumą, reikia išsiskirti dar kažkuo, pavyzdžiui, diegti inovacijas. Dabar šis žodis tapo labai madingas ir nebejoju, kad daugelis žiūrovų žino, ką jis reiškia. Apibrėžimų yra daug. Trumpai drūtai tariant, tai būdas daryti verslą naujoviškai, panaudojant žinias. Daugelis tas inovacijas supranta kaip produktą arba dar technologinės. Supratimas teisingas, bet nepilnas, nes inovacijos gali būti vadybos, marketingo, socialinės ir panašiai. Apie tai yra visas mokslas, labai plačiai šią temą gvildenti, nėra šios laidos tikslas. Kodėl visgi tų inovacijų reikia? Būtų labai patogu gyventi ramiai, gaminti tą patį vakar, šiandien, rytoj, poryt. Taip jau atsitiko, kad praėjus 20 metų nepriklausomai Lietuvoje, palaipsniui pajutome, kad gyvename globaliame pasaulyje, kur atstumai nebėra kliūtis komunikuoti su draugais ar verslo partneriais visame pasaulyje. Atsiranda galimybių dirbti, pavyzdžiui, kad ir kurios nors užsienio šalies įmonėje, neišeinant iš savo kambario. Gyvenimas intensyvėja. Parduotuvės pilnos visokio gero. Jaunimas ko gero neįsivaizduoja, kad gali būti kitaip. Vyresnieji žiūrovai gal jo kaip ir promiglą prisimena anuos deficito laikus, kai norint ką nors įsigyti, reikėdavo ieškoti pažinčių. Dabar palyginus su anais laikais yra atvirkščiai. Norint įtikti pirkėjai, tenka nertis iš kailio, siūlant vis naujus ir naujus produktus. Kitaip sakant, trumpėja naujų produktų gyvavimo ciklai. Pateiksiu pavyzdį. Turbūt nuėję į parduotuvę jau niekas nebesistebėte radę kaskart naujų produktų, pavyzdžiui, jogurto. Vienoks įpakavimas, vėliau kitoks. Tokie priedai, kitokie priedai. Kaip šiuo aspektu atrodo lietuviškos įmonės? Turėjo omenyje inovatyvumą. Yra tokia sparnuota frazė, kad būna melas, didelis melas ir statistika.
Galbūt, bet nežinau tikslesnio būdo, kaip gauti ir interpretuoti duomenis, neremiantis statistiniais rodikliais. Tik kartais skaičiavimo metodikos įneša tam tikras paklaidas. Europos statistikos departamentas naudoja vienus rodiklius, Europos komisija kitus, bet šiandien labiausiai populiarus yra Europos inovatyvumo indeksas, vadinamasis Innovation Scoreboard. Tai yra kompleksinis rodiklis, kuris susideda iš 25 dedamųjų. Pagal kai kurios rodiklius Lietuva atrodo neblogai, tarkim, žmonių parengimo lygių, o smarkiai atsiliekam patentavime bei tyriamojoje ir produktų kūrimo veiklose. Pagal Inovarometrą, kurį sudarant yra apklausiami pačių įmonių vadovai, rezultatai yra žymiai geresni. Na, žinot, kiekvienas apie save galvoja geriau. Kas 10 įmonė Lietuvoje teigia, kad inovacijos yra pagrindinis jų pelno šaltinis, 5% teigia, kad tai reikšminga jų pelno dalis. Latvija šiuo aspektu yra žymiai prastesnėje situacija, bet užtat estai aukščiau. Pagal Inovarometrą inovatyvimis save laiko 85% Lietuvos įmonių. Pagal inovatyvumo indeksą tik apie 18%. Lietuvos inovacijų centro ekspertiniais vertinimais teisingas skaičius galėtų būti apie 25–30%. Gaila, kol kas Lietuvoje neturime sistemos, kuri leistų įmonėms pasilyginti save su kitomis įmonėmis Lietuvoje, Europoje ar galbūt pasaulyje. O bendrai paėmus Lietuvos pramonės struktūra yra tokia, kurioje vyruoja tradicinės pramonės šakos. O tradicinėje pramonėje inovacijos nėra taip ryškiai pastebamos kaip mūsų flagmane – lazeriuose, informacinėse technologijose ir biotechnologijose. Reziumuojant galima sakyti, kad stiebtis dar yra kur. Galų gale inovatyvi veikla įmonėse turėtų tapti sistema. Ši krizė parodė, kad inovatyviam verslui jos poveikis buvo minimalus arba jo ir visai nebuvo. Nes krizė ir inovatyvi veikla yra tartum to paties medžio vaisiai. Skamba paradoksaliai, bet tiesos tam yra. Pamėginkime įsijausti į įdiegiančios inovacijas įmonės kailį. Tarkim, įmonė turi sėkmingai parduodamą produktą. Atrodytų džiaugis ir mėgaukis. Bet tuo pat metu tenka išgyventi lyg ir stresą. O tai yra krizės atitikmuo, kad reikia laiku, nevėluojant kurti naują produktą. Ir vėl naują, ir vėl naują. Pažangiausias įmonės yra, kabutėse, prisigyvenę iki to, kad dar kuriamam produktui jau kuriama išvedimo iš rinkos strategija. Mūsų probėgšmais aptarti dalykai leidžia nebijoti inovacijų reikšmė šalies ekonomikai. Todėl visiškai nekeista, kad Lietuva remia inovacinę veiklą. Juk inovatyvios įmonės kuria didesnę pridedamąją vertę. Vadinasi, yra pelningesnės. O išeinant iš to, kad moka didesnius mokesčius, kurios valstybė perskirsto mokytojų algoms, pašalpoms ir taip toliau. Naudingas dalykas. Kitose laidose aptarsime tos paramos formas. ES struktūrinių fondų schemas, mokestinės lengvatas įmonėms, verslo paramos sistemos galimybės ir galbūt dar daug ką. Dėkoju už dėmesį. Su jumis buvo Rimantas Serva.